Sveiki, aš esu Martynas Starkus ir sveikinuosi su jumis laidoje Tikurila dažymo meistriškumo lyga. Ačiū, kad dalinatės šiais video, ačiū, kad spaudžiate patinka. Taip ir toliau tęskite, tai padeda ir mums, ir tiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų ši informacija labai įdomi. Ir Rokai, Audriau, sveiki. 5. mūsų jubiliejinė laida, mano ištikimieji pastovus pašnekovai, norėjau sakyti daugiamečiai, nes atrodo, kad mes tiek laiko pažįstami, tiek laiko kalbam apie dažus ir aš iki šiol, dar prieš keletą mėnesių man atrodė, kad galima kalbėti be sustojimo apie futbolą, apie keliones, apie žvejybą, apie dažus galima kalbėti labai daug lygiai taip pat ir su kiekviena laida, kiekviena istorija mes gauname daug gerų atsiliepimų, tai džiugina. Labas Martynai, taip, iš tikrųjų kiekvienas, kaip sakyti, savo srities specialistas turi ką pasakyti, manau. Tai ko gero, kalbant, tu kaip ir daug keliauji, tai daug apie keliones gali papasakot. Sakykime, mes su Audrium ko gero ne tik savo srities specialistai, bet ir pavadinčiau galbūt nepabijočiau entuziastai, nes tikrai mums patinka tai, ką mes darom. Tai ir darom tai nuoširdžiai. Reiškia, tai tikrai turim ką papasakoti. Taip, mes turime netgi naujų partnerių, dėl to galiu pasidžiaugti, Unika vanduo. Mes neužtrokšim šiandieną studijoje vasarą vis dėl to, kad ir kaip kartais atrodytų vėsa, bet lempos daro savo, taip kad vanduo yra reikalingas. Aš ne veltui sakau, kad mes tiek daug turim kalbos, užsikalbam vis ir, pavyzdžiui, netgi praeitą kartą mes nepabaigėm temos, atrodo, tik pradėjom ir jau tai baigėsi laikas, o nepalėtėm tiek daug dalykų. Mes kalbėjom apie fasadų dažymą, tai manau šiandieną mes galėsime pratęsti tą temą išsiplėsdami šiek tiek fasadai. Galim kalbėti apie rąstinius namus, galime kalbėti apie pakeltas lysves, apie tvoras, apie supynės, apie daugelį dalykų. Neturėsim tam laiko, reikia vėl tik tai pabandyti sutilpti visą tą. Pradėkime galbūt nuo spalvų. Mes irgi nekalbėjom apie spalvas. Vėlgi toks turbūt universalus klausimas, į kurį atsakymas gan individualus turėtų būti, užbėgant įvykiams už akių, aš taip kalbu nuspėju, nes kokias spalvas geriausia rinktis fasadams? Vis tiek paletė nėra didelė, kiek aš mačiau spalvų, yra tam priežastis turbūt. Ir taip ir ne. Paletė, jeigu kalbam apie pilnai dengiančius dažus, tai paletė yra pakankamai, nemaža, bent pagrindiniai paletė yra 760 atspalvių. Tai aš jau manau nemažai. Yra. Gerai. Nemažai. Jo, tai apart jos dar yra ir kitos spalvos, žinoma, bet čia, sakykime, sudėtos Tikurilos spalvos, kurios būtent mažiausiai blunka nuo ultravioleto, yra paskaičiavimai, netgi procentaliai nurodoma yra blukimas. Jeigu kalbam apie pusiauskaidrės priemonės, tai yra dažyvės, sakykime, populiariausios, tai paletė yra mažesnė. Tai čia pagrindinė paletė yra apie 40 spalvų. Bet tai ir turėjau galvoje kalbėdamas, greičiausiai. Jo, bet iš esmės mes dažybės galim tonuoti ten keliais šimtais spalvų. Bet, sakėjim, taip, parduotuvėje populiariausios yra šitos dvi paletės, tai taip, spalvų yra kur kas mažiau negu vidaus. Tikrai taip. Čia yra tokia taisyklė, nes ne visos spalvos suspalvint pardavėjas gali. Bet ne visos spalvos gerai laikys ultravioletą, tiesiog greit nubluks ir praras tą savo grožį. Turbūt juoda ir geltona skiriasi. Taip, aš dar pridursiu iš kitos šiek tiek pusės. Šviesios, tamsios, vidutinės spalvos. Jos kiekviena turi savitą kaip čia gyvavimo ciklą. Tai jeigu mes pasimsim kažkokią tai tamsias spalvas, juodas, tamsiai rudas, tikrai tokias link nakties, tai kas daro vasaros metu, jos traukia saulę kaip kažikas. Ir tie paviršiai įkaista, perkaista, turbūt, šalių net komfortiškai būtų sudėtinga. Savo ruoštų šviesus paviršiai, baltieji atspalviai ant fasado, ant jų labai lengvai matos visos dulkės, nešvarumai ir labai palyginus lengvai pradeda augti tie mikroorganizmai, žaluma. Vien dėl tos pačios priežasties, kad baltas paviršius šviestelius saulė netaip greit džiūna. Jisai toks lieka drėgnas kur kas ilgiau negu, tarkim, tas vidutinis tonas ar tamsus tonas. Žodžiu, to tobulo varianto nėra tokios absoliučios taisyklės. Tai tobulas tas variantas artėja link kažkokio tai nekraštutinumo, turbūt taip pasakyčiau. Pilkos superinės spalvos, labai gerai. Dėl to jos turbūt pačios populiariausios ir yra, pasižiūrėkime aplinkui. Mažai mes turbūt pamatysim kokių nors tokių išskirtinių spalvų. Vyrauja tokia ruda. Mėlynų kai kur regionuose pamatysit, geltonų. Taip, arčiau pajūrio turbūt.
Mėlynų gal arčiau. Nežinau, aš galiu, pavyzdžiui, lyginti Marokę kur nors yra. Na taip. Pajūryje gali netgi atskiri miestai, kurie yra visiškai mėlyni, nes, jų yra tokia jūros spalva. Bet mes dabar irgi, jūs vėl paminėjote dažai, dažyvė, grįžkim prie to, mes kalbėjom apie tai, bet tai yra turbūt dažnai sutinkamas klausimas, nebėda, nesudėtinga priminti, kad dažai ir dažyvė, kuo skiriasi, juk ne tas pats, kas zuikis ar kiškis, lokys ar meška, kas yra iš principo tas pats, o dažai ir dažyvė nėra tas pats, yra skirtingi dalykai. Tai dažai ir dažyvės atlieka tą pačią funkciją. Iš esmės, kaip tu ir sakėjai, tai reiškia saugo paviršių. Tai apskritai yra dvi užduotis yra dažų. Pirma užduotis svarbiausia yra saugoti paviršių, apsaugoti. Tai tiek nuo aplinkos poveikio, tiek nuo mechaninio poveikio. Antra užduotis yra, kaip čia pasakyti, puošti pridarinti prie aplinkos. Liaudiškai, kad būtų gražu, ne? Kad mums džiugintų akį, mums kaimynam. Tai šiuo klausimu kaip ir priemonės atlieka tą patį. Tik tai tiek, kad dažai tai yra pilnai dengiantis. Tai kaip čia pasakyti, mes uždažom ir medienos tekstūros nesimato. Taip? Tai dažai turi tą privalumą, kad galim kardinaliai keisti spalvą, iš balto fasado juodą daryti ir atvirkščiai. Dažyvės tai yra jau pusiau skaidrios priemonės, tai yra, kai mediena įgauna spalvą, bet persimato medienos tekstūra, medienos visas raštas, nepasislepia medienos natūralus grožis. Tai panašu, kalbant ir apie laką, ar... Taip, kažkas panašaus. Taip, dažyvė padažo, bet neuždažo. Taip, galbūt suteikia medienai tam tikrą potonį spalvą, galėjo ten suvienodinti, šiek tiek nukreipti iš pušies, padaryti raudonmetį ir kažką panašaus, o su dažais kardinaliai tu jau ten paslėpi viską. Tai čia kaip Kinijoje, kur nors atsisėdi restorane, man atneša, pavyzdžiui, žuvies skonio jautis. Ne? Tai čia taip, raudonmedžio vaizdo pušis. Taip. Ir dar toks vienas įdomus reikalas, kad lietuvių kalba nedėkinga, tokia mūsų archaiška kalba, nėra tų daug žodžių. Kažkur ten vaikšto, ten anglų kalboje yra daugiau žodžių, tam pačiam produktui pavadinti ir juos šiek tiek atskirti. Mes viską vadinam dažyvę, kiti vadina lakbeicių kažkokiu tai, ar impregnantų. Naujadarai arba kokie nors sudėtingi žodžiai. Taip. O ten kai kur yra lazūras, kai kur yra beicas stein, kuris suteikia spalvą ir tos apsaugos, taip kaip čia pasakyti, tik tai vos suteikia. Spalvą suteikia, bet apsaugos tokios didelės neduoda. Lygiai taip pat, aš taip dažyvę ir dažus atskirčiau pigmentų kiekį. Dažuose to pigmento Skysčiau, tirščiau galima atskirti. Galima ir pagal tai kažkiek, tai dažyvės kaip taisyklė bus visada mažesnė sausa liekana. Kur kas mažesnė bus ta plėvelė ant paviršiaus. Jeigu kalbėsime apie tas tradicinės, susigeriančias, išreikštos plėvelės neformuojančias dažyvės. Tai toks įprastas dažyvės apibūdinimas. Dažai savo ruoštų jau formuoja plėvelę, daug ryšiklių. Ryšiklis ką daro, jisai gerai laiko, kas ten įmeit sudėto. Tai bus pigmentai, tarkim. Ir toks gaunas simbiozė labai gera. Ryšiklis saugo pigmentą, pigmentas saugo dažus nuo saulės, nuo ultravioletų. Toksai ta simbiozė leidžia tam fasadui tarnauti ir 10 metų ir daugiau. Dažyvėse savo ruoštų to ryšiklio mažai. Kaip ir sakiau, sluoksnis ten pakankamai plonesnis, pigmento irgi kur kas mažiau. Ir gaunas, kad tas viens kita apsauga veikia kur kas trumpiau. Ten apsiriboja, kai kurios dažyvės gali 4-5 metai, tai pietinė pusė visada anksčiausiai apie save duos žinot. Ją išdegina greičiausiai. Bet tarkim, kokie pakalimai, po stogų stovinti dažyvė gali gražiai stovėti ir laikytis ten ir 12 metų, kur negauna ultravioleto. Tai galima ir pagal tai galvot, kuriuos paviršius dengt dažyvę, kuriuos paviršius dažyti. Jeigu taip iš kitos pusės pasižiūrėjus, ar yra kam netinka dažyvė, kam netinka lakas, kokiems paviršiams? Taip, be abejo yra. Tai, sakykime, vėlgi, kaip Audrius ir užsiminė, dažyvės taip pat gali būti labai įvairios. Gali būti tokios, tarkim, visiškai be plėvelinės faktiškai, gali būti plėvelę formuojančios dažyvės. Tai, tarkim, dažyvės, per to, kad nerekomenduojama su jom dengti terasas, reiškia ten ir panašius dalykus, tai plėvelę formuojančios dažyvės, stiprią plėvelę formuojančios dažyvės, tarkim, netinka rąstiniam namui.
ten jau reikia dažyvės, kurios neformuoja plėvelės. Nes kaip ir su dažais, daug kas net neįsivaizduoja, kad su visais dažais fasadiniais, mediniam fasadui galima dažyti rąstinį, tarkim, namą. Ne, su rąstinį namą dažyti galima tik tai specialiais dažais, sakykime, kurie yra tam pritaikyti. Tai mes perėjom prie kitos temos apie tai, apie ką kalbėjom laidos pradžioje, apie rąstinius namus, nes čia irgi yra turbūt atskiri judėjimai, gerbėjai vieni sako, kad rąstiniai namai yra patys geriausi, kiti sako, karkasiniai namai yra patys geriausi. Nėra vieno atsakymo, nes atsiranda kas jeigu, yra visokių sąlygų, jeigu nori tik tai vasarą, tai rąstinis namus puikus dalykas, norite gyventi visą laiką, tai tada rekomenduojama rinktis karkasinius namus, nes šildymas geresnis, panašiai. Tai o kaip yra su dažymu, rąstinių namų dažymas? Kokios yra specialios taisyklės, jau pradėjai kalbėti apie tai? Kas tinka rąstinių namų fasadams? Taip, tai tokio, kaip ir sakėjai, žinai, vieniem rąstinis, kitiem karkasinis namas, kitiem tik tai mūrą pripažįsta, tai čia žmogaus pasirinkimas, be abejo, visur pliusai minusai. Rąstiniam namui, kaip ir minėjau, reikia, kad produktas, jeigu kalbam, padalinkime dvi dalis apie dažyves, tai reiškia neformuoto aiškios plėvelės. Nes mes taip pat turim dažyvių, kurios formuoja labai aiškiai, apčiuopiamą, netgi sakyčiau, plėvelę. Ir yra produktai, kurie, sakykime, padengus 1-2 sluoksnius plonus, tos plėvelės kaip ir nėra. Tai va, produktai, kurie neformuoja plėvelės, puikiai tinka rąstiniam namui. Čia kalbu apie dažyves. Tai pas mus yra tokios dažyves, kurios tinka rąstiniam namui. Dabar apie dažus. Aš gal, Rokai, visada noriu pasakyti, kodėl taip reikia. Okay. Ir kur čia tas argumentacija ir kur logika. Rąstas yra toks santykinai masyvo elementas, jisai medienos daug turintis ir jisai kaip čia juda, gyvena pagal savo dėsnius. Tenai ir tos plyšimai trūkiai kur kas didesni, ten tie trūkimai, kai rąstas perdžiūva, gali būti ir po porą centimetrų. Taip, čia aišku priklauso nuo klojiko, kur ar teisingai sudėliota. Bet mediena vis tiek, jinai vis tiek, kaip sraigtasgi susukta ta mediena, jinai paskui džiūnant, vėl pritraukiant drėgmės, jinai keičia matmenis labai daug. Tai čia vienas pavojus, nestabilus matmenys. Kitas pavojus yra tas, kad mes turim tokius Lietuvoje tos drėgnus ciklus, tokius kai ruduo, žiemos tas etapas, kai ten ištisom savaitėm mes turim drėgnumą vos ne visą parą arti 100%. Ir ką ta drėgmė iš oro, jinai į tą rąstą po truputį sueina. Ir ką daro dažyvės arba tos planasluoksnės dangos, jos leidžia tam tik, kad vėjelis pūstelė, tik saulutė pašviečia ir džiovina tą rąstą. Jeigu mes uždėsim plėvelę, uždarysim tą džiovinimą. Bet ar plėvelė neuždarys ir drėgmės patekimą? Plėvelė uždarys drėgmės patekimą lietaus, taip galim pasakyti. Tarkim, įsivaizduokim, tiesiogiai lyja, bet iš aplinkos ne. Medis jisai pasiims į save tą drėgmę vis tiek ir per dažus. Raskelių. Taip, ir vat rąstui sveikiausiai yra tas planas sluoksnės dažyvės, jos neformuoja plėvelės. Reiškia, nėra trukinėt kam tenai luptis ir duoda tam rąstui maksimaliai džiūti. Čia yra pagrindinis argumentas, kodėl tos planasluoksnės dažyvės sveikiausia rąstui. Yra ir dažų variantas iš tikurilos, dažai vincha. Atskiras dažas, vėlgi jam yra tam tikros tame taisyklės dažyma. Dažai be gruntinių dažų, impregnantą naudoji, bet dažai 2 sluoksniais to dažo vincha ir jie užsidažo tokius santykinai plonos sluoksnių. Dar to dažo ypatybė tokia, kad jisai turi padidintą kur kas didesnį elastingumą negu įprasti kokie nors ten tie fasadiniai ar tvorų dažai. Tai tas elastingumas leidžia kompensuotos medienos trūkius. Aišku, didelių tų trūkių jisai, kaip jie tiesiog atsivers tie trūkiai, bet jisai kompensuoja juos. Bet tą rąstą reikia paruošti specialiai kaip nors? Tai rąstas, vėlgi, jeigu yra, kaip ir visada, kaip ir prieš bet kokį dažymą, yra gremžimas, plovimas, naudojimas antipelėsinių priemonių, jeigu yra įsiveisęs pelėsis. Tik tai čia jau reiktų galbūt kažkaip su vandeniu nepersistengti, neįgirdėt labai daug, nes rąstas daug įgers vandens, tai ir ilgai džius, ir jeigu bus didelė kaitra, reiškia, trukinėt gali tiesiog labai stipriai.
tai nepersistengti su tuo nuskalavimu, sakykime taip. Iš tikrųjų. Ir kaip Audrius minėjo, tai principė impregnavimas, vienas sluoksnis impregnanto ir 2 sluoksniai vinha dažų arba dažyvės. Tai Rastinius, aš mačiau, kad ir lakuoja rastinius namus. Lakuoja, tai būna tas variantas. Dar aš paminėsiu, kad kaip impregnantas čia galėtų būti svarstytinas ir insekticidai, tie tai vadinami, kas naikina tuos atskrendančius vabzdžius, kurie ten kartais jie gyvena jau atvažiavę iš miško tame raste ar kažkur tai. O gal kaip tik gyvena tam regione, kur tas pavojus yra. Pas mus tas klimatas šiltėja, turbūt atkeliaus vis įdomesnių dalykų. Tai vat irgi apie tą reiktų pagalvoti. Naujų gyvybės formų. Ja, tai įdomi. Aš, pavyzdžiui, griovau seną namą, tai čia ne dėl naujų gyvybės formų, bet mes griaudami tarp rastų radome šikšnosparnį įsitaisiusi. Ir jį paleidome, jis buvo, aišku, pasipiktinęs, labai rėkė, barėsi, nes vidurdienis šviesu, kažkokie žmonės čiupinėja, jie jokio privatumo. Visi paleidom taip ir jis iki šiol pas mane gyvena Šeminkalą, namuką padaręs tokį esu. Tai jis tarp rastų ten įsitaisęs, aš nežinau, čia senų laikų prieš 100 metų statyto namo, dabar turbūt vargiai kur nors vargšai ten įlys. Tai čia dėl to ir žvirblių mažėja miestuose, nes per daug tvarkos, mažai krūmų, mažai jiem kur įlyst, apsigyvent. Taip. Taip. O dar tas rastas buvo turbūt taip sudėtas, ta senaja technologija, kai rastas į samanos, ant jo kitas. Taip, čia yra būtent samanos ir buvo tai. Ištisas menas yra taip suguldyti rastus ir tai būna, kad, įdomumas tame būna, kad tos samanos suguldamas santykinai dar drėgnos, kad jos ten nesutrukinėtų, nesulūštų ir tas viršutinis rastas beslenkantis žemyn, tas samanas nukerta. Taip tiksliai suleisti ten tie rastai, kad nukerta tarsi kaip... Įdomiausia, kad tas namas pastatytas buvo be pamato, ant akmenų. Vyrai prieš 100 metų atvažiavo, sustatė maždaug stačiakampį tokį, daugmaž. Ir tiesiog paguldo pirmąjį ant akmenų. Ten gal kažkur tarpelis, kažko ten smėlio. Ir 100 metų stovi namas. Toks. Na taip. Taip. Gerai, rastiniai namai. Ar mes apie rastinius turbūt esminius dalykus jau paminėjome? Turbūt taip. Jeigu yra namas, yra teritorija, yra privati erdvė ir yra tvora. Kaip dažyti tvorą? Ne koncertiną, ne metalinę tvorą kokią nors, medinę tvorą, kaip atnaujinti gal senesnę tvorą. Dabar mes galime apie tai kalbėti. Aš gal taip užbėgsiu taip už akių ir kad tvora, kur jinai bus, ant lauko, prie šalia kelio ir visko ten gaus dulkių. Įsivaizduokim šalia kelio. Taip. Šalia kelio tvora. Tai jinai ten gaus dulką, be dulkių. Ir gaus didžiulį kiekį lietaus, dar galbūt kažkur ten ta žolė po truputį ten šiurena, tas yra labai nesveika tvorai. Šuo praeina kaimyno koją pakeliant jos. Taip, čia yra daugybė tokių jau padidintų pavojingumo reikalų. Sunkus darbas būtų tvora. Ir logiška tada būtų naudoti tuos dažus, kurie turi tą taip vadinamą savaiminę nusiplovimo funkciją. Lietus lyja ir tos dulkės, žaidadulkės nusiplauna. Vienas variantas. Daugiau plačiau papasakai, kaip čia tai. Tai į dažuose galimi tam tikri priedai, kurie tą tokį, duoda tą tokį žasiuko efektą, ar kaip jį pavadinti. Nelimpa, kaip nuo žasies vanduo, ne? Taip, tos dulkelės jos sugula kai vėjas, bet lietui palijus ant to paviršiaus jisai nusiplauna labai gražiai. Arba jūs galite tiesiog pasimti šlangą ar kercherį, praeiti ir ten viską nusipūsti su paprastu vandeniu iš principo. Tai viena savybė bus dažai, kurie turi tą savybę, tai pikatecho iš mūsų, toks pavadinimas turbūt pačiam nieko nesako, bet jisai turi būtent tą priedą, kuris tą atstumiantį vandenį efektą duoda. Kitas momentas, kad tenai dažų sluoksnis, jisai turėtų maksimaliai saugoti nuo to šoninio lietaus patekimo į vidų. Tokie augina plėvę, santykinai stiprią, tankę ir tokie būtų, tie tvoroms optimaliausi pilnai dengiantis dažai, ultra serijos. Taip ir vadinasi serija iš tų pačių stipriausių šitų atžvilgių dažų, ultra klasikas, ultramatas, ten tokie nesumušami turbūt iš tikurilos produktai. Taip.
Audriau paminėjai Kercherį, tai Kercheris tampa tokiu bendriniu paskirties nusakymu, kaip pampersai, tai yra sauskelnės visiems labai aišku, ne, veliuksai, tai yra visi suprantam apie stoglangius kalbam, nors yra ir kitų. Tai paėmus tą Kercherį, pavyzdžiui, kartais per stipri srovė jinai kenkia labai, tas irgi labai svarbu, dažai juk nėra tokie, kurie atsparus bet kokiai sroviai. Yra turbūt irgi kažkokie patarimai, kaip tai daryti, kad nesužaloti, nes aš esu jau pagadinęs daiktą dengtą, metalinį daiktą dengtą žoliapjovės padargą vieną, nes per stipri srovė tiesiog atšoko dažai. Tai vienas iš variantų, tai turbūt naudot specialų antgalį. Specialūs antgaliai, ne tas priedas, kuris tikrai karvės nekainuoja šiais laikais, keliasdešimt eurų, kurį užsidėjęs tu ant stiprios srovės jau to generuojančio aparato, tu tas srovės susimažini iki ir antgalyje. Aš tai paminėjau, nes tai aktualus dalykas. Taip, tikrai žmonės iš to noro, kad viskas būtų geriau, kuo stipriau ne visada reiškia kuo geriau. Labai lengva, terasą, tarkim, plaunant su tuo, aš turėjau srovę, ten ją tą medį pripjaustyti, pridrošti. Medis yra toks jautresnis paviršius šiuo atžvilgiu. Tai jautriem paviršiams skirti antgaliai čia tau padės. Ir kitas dalykas, kuris tau padės, tai ploviklis. Plovikliai, mes taip neįvertinam šitų ploviklių, kokį jie efektą duoda gerą tą tokį, plovimo metu. Tarkim, tas pats pelėsio ploviklis, homenpoisto, jis ne tik pelėsi ten nuplauna, tos nešvarumus nuplaudo, nutirpdo, bet ir ten tuomet tos srovės praktiškai nebereikia. Jisai tas ploviklis atlieka didžiąją dalį to tokio tirpdinimo tų visų nešvarumų. Čia panašiai, kai mes apie terasas, kai kalbėjom. Taip. Pasižiūrėkite epizodą apie terasas, ten yra detaliai viskas papasakota apie. Aš beje savo terasos taip dar nepradėjau, dar ruošiuosi, žiūriu, laukiu, bet toj pradėsiu naujinti. Ir dar vieną pasakysiu dalyką, kad renkantis ploviklį reikia pasitikslinti vieną dalyką. Tas vienas dalykas yra labai esminis svarbus. Ar tas ploviklis gadina seną dažų arba dangalėjaus ar kažkokią dangą, ar negadina. Nes dauguma ploviklių bus tokie agresyvus, kad jie gadina tas senasias dangas. Tarkim, alijuotą paviršių, dažyvę dengtą fasadą ir po tokio ploviklios tu turėtum iš naujo perdaryti. Peralijuoti ar perdengti dažyvę, ar perdažyti, nes tie plovikliai jie sugadina, taip galima pasakyti, buvusią dangą. Mes kalbėjom kaip atnaujinti seną terasą, tai būtent naudojant ploviklius, bet jeigu jūs norite tik išplauti, tai vėlgi reikia pasibandyti, nes čia atskiri dalykai. Bet vėl grįžkim prie tvorų. Reikia impregnuoti tvoras. Be abejo, tai kaip ir namą dažant. Ten iš esmės didelio kažkokio labai skirtumo nėra, tai tie patys plovikliai, tie patys impregnantai. Taip, dažai, kaip Audrius sakė, galima pasirinkimas jau tikrai platus, tiek dažyvių, tiek dažų. Kaip sakyt, čia žiūrint, ko mes norim, kaip mes derinam prie esamo namo galbūt, nežinau, prie kaimyno tvoros, jeigu šalia tvoros, kad gal mirga margo nebūtų, reiškia, kad daugiau mažiau panašu būtų arba vienodai. O dėl plovimo aš gal noriu grįžti, iš tikrųjų tai toks plovimas yra neįvertintas gėris. Kai daugelio žmonių paklausiu, kiek jūs kartų plaunat namą, arba, sakykime, matėt, kad kaimynas plautų. Namą, žiūri mane tokiom kvadratiniam, paklausiu tavęs, kvadratiniam akim reiškia. Nėra plovyklos, kad tu galėtum ten. Jo, bet automobilį visi sugeba nusiplauti, reiškia kažkaip tai. Nes paprasta, sėdi, pravažiuoji, wow, faina. Jo, tuneliniai taip. Reiškia, iš tikrųjų, yra toks bendras patarimas, kad pavasaris, apeinam namą, apžiūrim, išvalom latakus, lietvamzdžius, pažiūrim, galbūt namas kažkur turi pažeidimą, paremontuot, tai kainuos žymiai pigiau ir užtruks žymiai trumpiau, negu mes užleisim ir viskas reikės perdažinėti jau didelius plotus. Vėlgi lietvamzdžiai, latakai, stogas apskritai labai svarbus namo elementas yra. Čia visiškai antrinu, mano 2 dienų patirtis, liūtis buvo labai didelė, aš buvau name ir pamačiau, kad kažkas ne taip, per vamzdžius, per sudūrimus, purškė vanduo, aš tiesiog, nors atrodo išvaliau, bet kadangi medžių yra nemažai, jie vėl prikrito, užsikimšo latakai, užsikimšo vamzdis
reikėjo staigiai imti, valyti, žodžiu, išsimaudžiau. Taip, tai vėlgi bus užsikimšęs lietvamzdis, latakai, vanduo varys per viršų, reiškia, liesis ant fasado. Ir nuplaudami fasadą mes 2 dalykus gaunam, iš esmės tokius labai svarbius. Tai pirmas dalykas, jis tampa gražus, malonu pažiūrėti. Antras dalykas, mes jį pratęsiam dažų gyvavimo, dažų ilgamžiškumą. Ne taip greit reikės perdažinėti. Kodėl? Nes nuplaunam visas dulkes, nešvarumus, samanas, reiškia tai, kas yra gera terpė augti tam, kam nereikia augti, reiškia, o tas, kas auga, yra taip pat nuplaunamas, nes visi šitie dalykai ardo dažų plevelės sluoksnį, reiškia, dažų plevelę. Tu turi, dar pertrauksiu, atsiprašau, tu turi galvoje plovimą irgi, kaip mes kalbėjom, su srove, ne per stiprią, tinkamą, reguliuojamą, kur reikia daugiau rankomis. Taip, galima naudoti ploviklius, šampūnus namui, beje, taip pat yra, reiškia, neagresyvus, arba, kaip Audrius užsiminė, reiškia, yra plovikliai, kurie tinka, yra agresyvus, jeigu daryti mažą koncentraciją. Jeigu mažai koncentruoti, reiškia, tai jie tinka kaip ir perdažimui, jie pažeidžia dažų plevelę, reiškia, ar aliejaus, padarius, reiškia, mažesnio koncentraciją, tai tiesiog daugiau atskiedus su vandeniu, tarkim, grubiai tariant, jie jau tampa netokie agresyvus ir tinka tam, kaip čia pasakyti, tiesiog priežiūrai, plovimui. Tai čia tokie plovikliai yra ir mediniam fasadui, ir pirtim, reiškia, tie patys, kurie nuo koncentracijos lygio, reiškia, paskirtis jų šiek tiek keičiasi. Tai reikia namą prižiūrėti, lietvamzdžius išsivalyti, apeit, apžiūrėti, pastuksėti, žinai. Reikia būti šeimininku. Taip. Ne visada pavyksta, bet... Tas neužims daug laiko, bet pratęs ilgamžiškumą. Taip, gerai, tai mes šiandieną, kadangi, kaip minėjau, lendam į fasadų dažymą įvairų, netgi toks dalykas kaip pakeltos lysvės, vis jų daugėja, populiarėja. Aš irgi naudoju, mano žmona, būtent tokias lysvės, labai patogu, praktiška, estetiška ir, žinoma, ten esančius produktus, augalus reikia laistyti ir tai irgi tiesioginės sąlytis su drėgme medžio, žemės, vabaliukai, pelytės aplinkui laksto, panašiai. Yra kokių nors specialių patarimų, kaip elgtis su tokio pobūdžio mediena? Tai pakeltom lysvėm mes turim specialų produktą, jis yra 4 paruoštų spalvų, žalias, juodas, pilkas ir rudas. Reiškia, tai produktas tinka naudoti tiek pakeltom lysvėm, tiek šiltnamio lysvėm, sakykime, rėmiant šiltnamio, galbūt jeigu medinė konstrukcija, jisai nekenkia augalam, nes, sakykime, įprastos dažyvės ir aliejai yra nerekomenduojami tokiem dalykam. Pliusai, minusai, pliusus, kad tinka, kad nekenksmingas, minusai, šiek tiek mažesnė apsauga būtent nuo drėgmės, nuo puvimo. Nuo ultravioleto gerai saugo, vėlgi lysvės turi ne tik tai apsaugotos būti, bet ir gražiai atrodyti, dėrėti prie aplinkos, juolab, jeigu ta lysvė yra, sakykime, balkone kažkokiam, tai taip, tai nebūtinai pakelta lysvė gali būti, reiškia, tik tai darže arba sode. Tai va, reiktų pasižiūrėti, iš tikrųjų, aš irgi kažkaip buvo užkrytęs tas klausimas, kaip daro tas pakeltas lysvės, iš tikrųjų, pagal taisyklės. Tai daugeliu atveju teko matyti, kad tiesiog vidų, kuris jau liečiasi su žeme, reiškia, tiesiog iškloja polietilenu. Izoliuoja, vienas iš tokių variantų. Bet kokiu atveju jos netarnaus labai ilgai, nes vienu atveju gaus tiesiai drėgmėje su žeme, iš žemės, reiškia, vidinės pusės. Vėlgi polietilenas čia drėgna, šalta sąlyginai, žemė šalta vis tiek sąlyginai, reiškia, čia polietilenas, čia mediena, rasos taškas, taip pat drėgmės gaus daug. Tai nereiktų galvoti, kad pakelta lysvė padaryta, kad ir pagal taisyklės tarnaus 15 ar 10 metų. Dėja taip. Kelis žodžius apie patį produktą. Tai pats tas aliejų mišinys tam tikras, ten jisai turbūt kepimui netiks, nes jisai pigmentuotas, nieks nenorės ten kepsnio dažyto žaliai. Bet iš principo jisai jau klasifikuojamas kaip produktas nekenksmingas
vandens organizmams. Na, tai reiškia, kad jau jeigu ten jo kažkur lašelį prapilsit pro šalį, jisai, na, kaip ir aliejus. Kai tie aliejai ten tankiai naudoja kovai, tarkim, prieš kokius kurklius ar panašiai. Taip, viena iš priemonių. Taip, tai bet toli gražu, tai, ne vaistas. Tai va, jo tas pagrindinis pliusas yra, na, tas toksai draugiškumas aplinkai. Bet tas tiesa, ypač kalbant apie ekologinius ūkius, nedidelius, kur žmonės jau čia tik tai savo daro, nu, draugui kokiam. Aš tik vieną tokį patarimą pasakysiu, jeigu perka tos paruoštas jau pakeltas lysvės iš kažkokio tai prekybos centro, jos dažniausiai būna ant tiek priebliuotas, taip užsvidintos, kad net blizga. Tai jas truputį prieš alėjuojant, sudrėkinkit vandeniu su kokio soda purkštuku, taip kontroliuojamai ir šiek tiek pašlifuokit medienos rašto kryptim po valandos dviejų, nubraukit dulkės, tada visai kitaip tą aliejų priiminės jo daugiau, gražiau ir tarnaus geriau. Ir šiek tiek ilgiau. Ta proga, apie vaisius prabilom, prašau, mūsų dar vieni partneriai, Summer šaltai džiovinti vaisiai. Gardus produktas, sako, valgant nelabai mandagu kalbėti, tai mes paskui paragausim, dabar tik tai padedu, kad čia ne rekvizitas, kur paskui susirinks, čia galima vaišintis. Mes praeitą kartą kalbėjom apie mes galbūt šiek tiek palėtėm tik tai šalia temą apie paviršius lieptelius, apie terasas, kurios yra visiškai prie vandens. Galim dabar gal arba rezumuoti, sutraukti viską į vieną vietą, arba išsiplėsti šitoje situacijoje apie būtent, kas tinka geriausiai būtent šitiems dalykams, liepteliams, terasams. Tai yra jo, specialūs aliejai. Galbūt liepteliam pavadinkim taip, nes, lieptelis iš dalies kaip ir terasa gaunasi, ne? Tai, bet ko gero, daugiau terasom vadinam ir įprasta vadinti terasom, reiškia, sausumoj esantį statinį. Tai yra gaminami produktai, specialūs aliejai, kai kurie iš jų turi, reiškia, tą technologiją non-slip, reiškia, neslidus paviršius tampa, jeigu tu sušlapia koją bėgi ar vaikštai per ją. Čia ypač aktualu prie pirčių esantiems liepteliams, terasams. Tikrai taip. Reiškia, spalvinė galimybė taip pat yra pakankamai didelė pas juos. Reiškia, tai pritaikyti galima. Ten galbūt šiek tiek silpnesnė vis dėlto apsauga nuo mikroorganizmų. Tam, kad, man atrodo, kažkurioje laidoje Audrius buvo užsiminęs apie tai, kad papuolęs, reiškia, produktas netyčia į vandenį, reiškia, neužterštų jo, sakykime taip. Bet čia turbūt, taip yra. Kuo mažiau chemijos, tuo jisai mažiau kenkia, nekenkia iš vis, bet tada jis ir mažiau gyvena, trumpiau gyvena, ne? Deja, dažnu atveju taip. Kuo daugiau mes turime stiprių dalykų, tada jis ilgiau gyvena, bet jis turi kitų poveikį. Čia reikia pasirinkti. Jo, tokį reikia surasti kompromisą. Taip. Tokį turėjo turbūt galbūt švedai labiau tą tokią nesmagę patirtį, kai sukūrė fasadinį dažą, kuris yra, toks turbūt jūs galėtumėt namus dažytis, ar ten dažyti suoliukus ir ant jo mėgot nuo galvoda. Toks draugiškas visiškai produktas, bet jis pasirodo, šitas dažas puikus maistas pasidaro tiem mikroorganizmam. Jis žaluma ant jo auga momentaliai. Čia tas gyvenimas taip išbalansuotas, nori skaniai valgyti riebiai, su daug skonių, alaus, degtinės, patenkintas gyvenimu, sveikatai nelabai gerai. Tu gali rinktis kokį nors mažiau tokį išraiškingą maistą, riboti, sveikatai geriau, bet gyvenimo džiaugsmus prapuola. Tai ieškom to. Tai ieškom, su dažais irgi mes ieškom. Taip, bet reikia bandyti ragausim, turbūt ten aš ragausiu arbūzų skonę, džiovintų vaisių, man visai suintrigavo. Arbūzų dar nesu ragavę džiovintų. Bananai ir arbūzų skonio. Ne, arbūzai. Pramaišiui, nebent iš kelių pakelių susimesim, tada galbūt mums kas nors pavyks. Ne, čia natūralūs vaisiai, viskas gerai. Taip. Tai o grįžtant prie temos, iš tikrųjų, tai yra kai kurie produktai tie patys, kurie yra skirti terasai, tai mūsų įprastai sausumoje esančiai terasai, jų gaminio duomenų lape yra nurodyta, kad tinka liepteliam. Žinoma, tiesiog jau čia žmogiškas dalykas, reiktų dirbti
atsargiau žiūrėti, ten nepilstyti bet kur, reiškia, tiesiog tepti, aišku, idealus variantas, jeigu tai yra naujai konstruojamas tiltelis, tai galbūt sausumoj nutept, nuolijuot, reiškia, ir tada prisukt su varžtais, reiškia. Tai yra taip, bet yra ir produktai specialūs. Ir ką pastebiu, jau yra žmonės, kurie patys ieško tokių produktų, būtent, kad ten jo vandens, čiagi jo tas ežeras, jisai ten maudas, jisai ten... Ir ypač, jeigu mes kalbam apie lieptelį virš vandens, tu nori, nenori vis tiek lašės. Taip, tu ten eina, ten žuvį veisinėjai. O ten orfos oranžinės paviršiui plaukia. Taip. Tai tenai jie tokių produktų susiranda, ieško, klausia, tiesa, juos taip sunkiai mums... Ne tai, kad sunkiai, bet po truputį bandom juos taip pat patiekti į rinką. Tai tik tai keli specializuoti tie prekybininkai mūsų tokie patikimiausi, juos atsiveža reikalui esant ir tam klientui sutonuoja, atiduoda, pakonsultuoja ir tokiu būdu. Kol kas jie patenka pas mus. Prekybo jų kol kas taip, kad būtų parduotuvėje nuvažiuoti, neturime. Sąlyginai lieptelių ir nėra daug iš tikrųjų. Bet daugėja. Taip, gerai, tai jeigu mes jau taip visai nuo rąstinio namo vis žemyn, tvoros, tada pakabinamos lysvės, tada liepteliai ir, pavyzdžiui, supynės. Tas atrodo nedidelis dalykas, bet supynės turi labai daug išbandymų. Ir oras, nes atvira erdvė, šilta, šalta, lyja ir tuo pat metu norisi, kad tai būtų subtilus dalykas, malonus prisėsti vaikams, ypač kaip čia surasti tą. Supratau, tai supynės vėlgi tai yra konstrukcija pati, kurią galim dažyti iš esmės tais pačiais fasadiniais dažais, jeigu tai yra medinė konstrukcija. Tais pačiais mediniam fasadais skirtais dažais, dažyviam, tvorom, kas tinka, reiškia, čia platus pakankamai pasirinkimas. Jeigu tai metalinė konstrukcija, tarkim pas mane sodė metalinė pati konstrukcija yra, reiškia, ten jau naudojami antikoroziniai gruntai, reiškia, ir dažai būtent metalui lauko darbam, bet tu ko gero kalbėjai apie tą sėdimąją dalį. Taip, sėdimąją dalį būtent, jautriausia. Tai iš esmės tai yra lauko baldas. Taip. Tai tinka tie patys aliejai, kurie tinka lauko baldam, kur mes, reiškia, dengiam kėdę, ant kurios taip pat... Suolas kėdė. Stalas, tinka tie patys. Jeigu vis dėlto norim kažko labai ryškaus, nežinau, būna žmonės mėgsta ryškias spalvas. Šaltibarščių spalvos. Ten, princesė galbūt vaikšto ir sako, man reikia princesiškų supynių, o ne tenai, reiškia, tai... Galima dažyti kai kuriais dažais. Yra dažai, reiškia, lauko darbam, ne fasadiniai, nes fasadiniai yra šiek tiek minkštokiai, reiškia, tai mums ir drabužius teps, reiškia, gali, tarkim, kai kuriais atvejais. Yra specialūs dažai, jie dažniausiai tinka tiem patiem langų rėmam. Tai va, aš norėjau pasakyti, jis tinka langų rėmam lauke esantiem ir viduje esančiam. Turim lauke ir viduje tam pačiam paviršiui tinka durų. Jis toksai universalus panaudojame, tai šitie bus geriausi šitai paskirčiai. Tai čia spalvų pasirinkimas tada begalinis. Aš manau, kad tie, kurie jau 5 epizodą mūsų klauso sąžiningai nuo pradžios iki pabaigos, maža to, dar ir įsimena dalykus, tai manau, kad iš to, ką mes jau kalbėjome, daug ką galima priderinti prie vis naujų atsirandančių temų, nes iš principo vis tiek pagrindiniai esminiai dalykai yra tokie, apie ką jau nesikį kalbėjom. Paruošimas, laukas, vidus, priežiūra, būtent tokie dalykai. Ir visus klausimus, kuriuos aš užduodu, jūs turite atsakymus, bet mūsų žiūrovai gali patikrinti jūsų sugebėjimą rasti atsakymus, gali užduoti sudėtingiausius klausimus ir būtent tai galite padaryti, kad ir dabar iš karto komentarų skiltyje užduoti Audriui Rokui klausimą, ar mes kitoje laidoje būtinai pasistengsime, arba kitose laidose gal pritaikę prie temos pasistengsime atsakyti jūsų užduodamus klausimus. Kol kas ačiū labai Jums už dar vieną greitai prabėgusi laiką, kiek mes čia, nemažai vėl ir viskas. Rokas Audrius ir čia yra Tikurila dažymo meistriškumo lyga. Ačiū, kad buvote su mumis. Dalinkitės šio video, spauskite patinka ir susitiksime kitose laidose. Iki.